Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokaldikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Artėjant gražiausioms metų šventėms, daugelis susiduria su netokiomis gražiomis emocijomis, su stresu, su nerimu, galbūt net vienatve. Na, apie tai šiandien kalbėsime mūsų laidoje su mūsų studijos viešne, psichologe Rūta Norkienė. Sveiki. Sveiki, Miglė. Tai ar daugelis žmonių patiria tą prieššventinį stresą? Žinot, tokios labai konkrečios statistikos, kiek čia tų žmonių patiria, neradau, kažkaip neteko matyti, bet tikrai galim sakyti, kad patiria turbūt didžioji dalis, nes kažkaip pasikeičia, tas mūsų gruodžio mėnuo yra visiškai kitoks ir tikrai yra patiriančių, tą išgyvenančių kažkaip kitaip tą gruodžio mėnesį ir tą prieššventinį visą laukimą. Ir iš tikrųjų yra žinoma, kad ne tik neigiami įvykiai, bet ir džiugus kažkokie gali kelti stresą. Tai užtat ir kalbam vienoje laidoje, ar ne, ir apie stresą, ir apie šventės. O kodėl atrodo gražiausios metų šventės artėja? Turėtų visi būti laimingi, susitinka su artimaisiais, su giminėmis, draugais. Kodėl žmonės patiria stresą, kodėl tą liūdesį patiria? Stresas yra turbūt tokia labai natūrali, tokia žmogiška reakcija į kažkokius patiriamus, iššūkius, emocinius, fizinius, kažkaip. Ir tai yra labai, mes gyvenam tokiai visuomeniai, tokiai kasdienybei, kad kažkaip be streso neįmanoma. Bet pasikeičia mūsų kasdienybė. Tikrai yra keletas tokių dalykų, kurie kažkaip tai tą nulėmė tokį, nežinau, galima kažkaip keletą aspektų aptart, kurie būtent tą gruodžio mėnesį, tą prieššventinio laikotarpio tą stresą sukelia, ar ne? Tai turbūt tas toks vienas dalykas yra toks perdėtas, skubėjimas, kažkoks tai labai daugybė įsipareigojimų. Tiesiog, kaip ir minėjau, tokia subyra mūsų kasdienybė, ar ne? Pasikeičia, užsipildo daugybė dalykų, kurių nebuvo iki šiol. Ir tai tikrai kelia įtampą, nes mes turim ten, bėgti, padaryti, dalyvauti, pasirūpinti, ten kažką tai tokio, kas nėra įprasta. Ir, tokioj įtampoje mes nuolat ir būnam tą gruodžio mėnesį. Ir stresas, kaip ir pradėjau sakyti, kad jis toks tarsi įprastas yra, jeigu jis yra vienkartinis ir toksai, kažkoks trumpas, tai jis gali kažkaip ir mobilizuoti ir suteikti energijos, bet jeigu mes taip ilgesnį laiką išbūname tame, tokio įtampoje, tai stresas tada kažkaip mus tokius siunčia įvairiausius kūno signalus. Kokiais simptomais jis pasireiškia, jei galiu taip įvardinti kaip simptomus? Jo, man atrodo, kad yra svarbu šitas dalykas kažkaip, kad žmogus galėtų atpažinti, kad jisai jau tame yra. Tai aišku, tų streso, kažkokių simptomų turbūt yra kiekvienam skirtingi ir jie žmonės įvairiausius patiria, bet tokie labiausiai atpažįstami turbūt, kur jau kūnas siunčia, tai tokie fiziniai, tai turbūt, kad toks nuovargis, kur jau, atrodo, ir pailsėjus vis tiek jisai nepraeina, įtampa kūne tokia nuolat besilaikanti, miego sunkumai, irgi būna, kad sunku užmigti, prabundama naktį, kažkokie apetito pokyčiai, gali būti, kad ten baisingai norisi valgyti arba ten visiškai dingsta apetitas. Iš tokių emocinių, tai tokį galim jausti, kad labiau sudirkstam, toks nerimas didesnis, kažkoks, emocijų kažkokie tai proveržiai, tokie pliūpsniai, kas šiaip nebūdinga būdavo. Ir toks susierzinimas didesnis, gali būti liūdesys kažkoks, tai tarsi atrodytų iš nieko. Turbūt tokie signalai žmogus ir galėtų kažkaip tai taip atpažinti, kad jau kažkaip kūnas nebeatlaiko perkrausių.
Jūs jau minėjote, kad stresą dažnai patiriam dėl to pasikeitusio gyvenimo, tokio šiek tiek gal rutinos praradimo, jeigu taip galima pasakyti. Kokie dar būtų aspektai, kodėl, gal keli pagrindiniai, kodėl patiriam tą prieššventinį stresą ir tuomet švenčių metu irgi gal truputėlį tas stresas išlieka? Jo, tai vienas iš tų, kuris sakiau, tas tikrai tos kasdienybės išsiderinimas, ar ne? Kitas turbūt irgi, kuris toks, su tokiu mūsų laiku susijęs, kad tas lyginimas su kitais, kaip čia banalybė skambėtų, bet yra tokia labai natūrali mūsų psichikos tendencija. Mes visada kažkaip tai norim pažiūrėti, kur čia esam ir pasilyginam, bet dabar, kai taip aplinkui yra tiek tų tokių vizualinių dirgiklių, prieš šventinių ar ne laikotarpių, kai nežinau, visur ten yra labai gražu, labai ten viskas sekasi, labai ten eglės gražiai išpuoštos, visos ten dovanos supirktos. Ta prasme, tokio yra pasilyginti su kuo ir žmogus, tarsi, nežinau, matydamas, kad jam ne visai taip einasi, jis gali labai prastai dėl to jaustis. Tai čia turbūt toks būtų toks užaštrėjęs, sakyčiau, šituo laikotarpiu, ne? Dar toks momentas, gal, to švenčių laukimas, pačių jau švenčių, atrodo, kad čia yra apie susibūrimą, apie šeimos kažkokį tokį susirinkimą, buvimą kartu, bet, žmonės kartais turi ir tokių, nekokių patirčių iš tų susibūrimų ir žino, kad, nežinau, per kalėdas, per kūčias, tai bus ten, kažkokie nemalonus pokalbiai, ar kažkokie konfliktai iškyla, ar kažkokios temos, kurios, nėra kažkaip mielos, tai tada tas laukimas, irgi sukelia stresą, kad, ir pats, aišku, tas jau, nuvykimas kažkur ar sudalyvavimas, bet ir tiesiog, laukimas to tokio, kur kad, nelabai bus, kaip reikės kažkaip atlaikyti. Tai irgi toks vienas iš tų yra streso šaltinių. Tai galime teikti, kad kartais gal per dideli lūkesčiai šventėms sukelia tą stresą ir taip pat, o kaip yra to spaudimo iš aplinkinių? Kaip šitas aspektas? Jo, tai apie lūkesčius tai irgi, man atrodo, kartais būna taip, kad, kaip ir sakiau, ten tų darbų kiekis, aišku, padidėja kaip reikalas ten tuo laikotarpiu, bet kartais, tas streso šaltinis didesnis ir būna lūkesčiai, kad mes kažkaip labai susikuriam tos lūkesčius tokius neadekvačius, nerealius, žiūrėdami tą visą ir socialinę mediją ir apskritai reklamas ir visą tą tokį, kad čia reikia, nežinau, labai kažkaip tobulai viską padaryti, labai švęsti, labai džiūgauti. Ir tas netitikimas tarp to, kaip turėtų būti ir kaip aš jaučiuosi viduje, arba kaip man einasi, tikrai tą stresą kelia. Ne? Tai čia tie lūkesčiai tikrai labai svarbu, kad jie tokie būtų kažkaip adekvatesni, o tas spaudimas iš aplinkinių, tai irgi savo daro, jokių abejonių. Ir tas spaudimas toks iš vienos pusės tarsi, kaip ir, nežinau, konkrečiai tavęs tarsi niekas ir nespaudžia, ar ne, bet tikrai tvyro ore, bet ta tokia bendra dvasia nuotaika, kad čia reikia linksmintis, tas, nežinau, lemputės, dainelės, viskas turi patikti, kad čia viskas turi būti tobula, dovanas ten kažkokios nepaprastos supirktos ir jų ten daug ir ten stalai nukloti įvairiausiais patiekalais. Žodžiu, tas toks, nežinau, ore tvyrantis parodimas, kaip turėtų atrodyti šventės, tai tikrai yra toks spaudimas. Kitas turbūt toks dalykas, kad žmonės gali patirti ir tokį, nežinau, artimųjų kažkokį, tai tokį spaudimą, kad būtinai reikia kažkaip taip, reikia atvažiuoti, reikia, nežinau, kitas tradicijų, kas tikrai yra nuostabu, tradicijos yra viskas puiku, bet, man atrodo, kad tarsi iš vienos pusės tai esam laisvi, galim švęsti kaip norim, rinktis, ką norim, bet kita vertus, yra labai nelengva atsilaikyti prieš tą ir kažkaip savo įsivardinti, kaip čia aš jaučiuosi. Bet kaip reikėtų kalbėti su aplinkiniais? Turėjau omeny būtent su artimaisiais žmonėmis apie tą stresą ir galbūt apie savo emocijas, kad tam tikri dalykai gal nepriimtini yra žmogui. Jūs sakote, kad reikia laikytis tradicijų, bet lyg laisvi esame. Tai kaip dabar daryti, ką pasirinkti? Jo, čia yra toks labai toks ir svarbus ir
sakyčiau, jautrus aspektas, nes pirmas žingsnis tai tikrai yra įsivardinti, kaip aš jaučiuosi. Tiesiog savo atsakyti, kaip, nežinau, ar aš čia, nežinau, tikrai džiūgauju, ar aš kažkaip liūdžiu, ar aš jaučiuosi vienišas, ar aš pavargęs, ar ten manęs visiškai nedžiugina ten tos lemputės ir dainelės. Tiesiog, pirmiausia, kažkaip savo įsivardinti. Neignoruoti šitos savijautos, kažkaip nenuneigti ir apie tai tiesiog kalbėtis, pasakyti artimiesiems, be kažkokio, nežinau, kaltinimų, priekaištavimų, tiesiog pasakyti, kaip aš jaučiuosi ir kas su manim vyksta. Ir čia yra turbūt dar tokia ir kita pusė, kad ir matyti kitą. Ir kito, artimą tiesiog žmogų matyti, paklausti, kaip tu jautiesi, kažkaip, nežinau, jeigu ir pastebėm, kad kažkiek ar liūdnesnis, ar savijauta pasikeitusi, tai nėra paprasta, turbūt ir žmonės nėra linkę kalbėti apie tas kažkokias labiau neigiamas emocijas, kai aplinkui, tarsi yra toks lūkestis, kad reikia čiagi džiaugtis, čia kalėdos, bet būna visai. Ir man atrodo, kad toks pasidalinimas, kad aš vis tik kažkaip jaučiuosi ir vienišas, ir man čia nelinksma, ir nesinori ten kažkur eiti, tai tikrai gali ir kitam padėti, nesijausti kažkaip, jeigu jis irgi kažkaip panašiai jaučiasi, kad nesijausti vienišam ir kad neatrodytų, kad aš čia vienintelis toks, nežinau, tų kalėdų kažkaip, ne taip aš jas jaučiu, kaip kiti. O ką reikėtų daryti siekiant išvengti streso, nerimo, liūdnos nuotaikos? Kaip turbūt čia irgi dėl tų emocijų, tokių kažkokių jausmų kylančių, tai kažkaip leisti jam būti, įsivardinti ir tebūnėje, tikrai gerbti tos savo jausmus, visi jausmai turi teisę būti pamatyti. Ir kažkaip tada galvoti, tai ką galiu aš čia padaryti, jeigu yra kažkaip įmanoma tą stresą sumažinti, tarkim, ne, tai kaip ir sakiau, ten kasdienybė išsiderina visiškai, tai tikrai verta galvoti, ką aš čia galiu dar sukontroliuoti, tik tai, kas yra mano rankose, nes daugybė dalykų vyksta, kurie nuo manęs nepriklauso, tai aišku, išlaikyti bent kiek įmanoma rutiną. Tai toks tikrai labai, labai yra svarbu, nedaryti kompromisų su miegu, poilsis, maistas, pajudėjimas kasdienis. Tai suteikia žmogui tokį, tikrai kontrolės jausmą, kad bent kažkas tai išliko stabilu, nepaisant visų ten tų didesnių kažkokių tai atsiradusių įsipareigojimų. Čia prie to paties labai norisi paminėti, kad atrodo šventės čia tos gražiausios, didžiausios, bet jos vyksta tamsiausių metų laiku. Tai tikrai mes labai mažai tos dienos šviesos gaunam, tai tikrai tas pajudėjimas ir išėjimas į lauką irgi kažkaip tai ir emociniai savijautai tikrai labai sveika. Ką dar galim daryti dėl to streso? Tai kalbėti apie tai, dalintis pareigom, prašyti pagalbos, jeigu yra kažkaip tai tikrai poreikis ir yra kas gali tą pagalbą suteikti. Peržiūrėti, kas man yra svarbu, gal aš ten nebūtinai noriu eiti ten 5 vakarėlius per savaitę, gal ten, labiau noriu sausainius kepti ir ne su vaiku. Kaip tiesiog taip įsivertinti, kas man yra svarbu, tos lūkesčius adekvačius turėti ir nenorėti visko padaryti maksimaliai gerai kažkaip tai ir tiesiog kažkaip leisti, kad tos šventės vis tiek kažkiek tai būtų tokios ne vien bėgime, bet tiesiog kažkaip sustoti, rasti laiko kažkaip ir tokiam pasidžiaugti smulkiais dalykais kažkokiais. Aš dabar dar taip pagalvojau, kaip manot, ar padėtų išvengti streso ir to nerimo pasiruošimas šventėms anksčiau truputėlį. Turiu omeny, kad nepasilikti visko paskutiniai dienai, bet, tarkim, dovanas nusipirkti anksčiau, pasiruošti dekoracijas eglutei anksčiau, susidėlioti gal planą, galbūt maisto planą anksčiau.
Tai taip. Tikrai taip ir turbūt vienas iš tų tokių tikrai gerų dalykų yra tas planavimas iš anksto. Tai čia kaip ir tų lūkesčių susikalibravimas, taip ir susiplanavimas, ką aš turiu padaryti, gal kiek įmanoma iš anksto, kažkaip tai kiek galų galia, kiek leidžia mano finansai, kad nebūtų po to kažkokių tai staigmenų ir tokio nusivylimo ir begalinio liūdesio ir tikrai pasiruošti, taip tokį planą turėti labai svarbu. Bet, sakyčiau, svarbu ir tokį lankstumą turėti, nes tikrai gyvenimas vyksta, visko nutinka ir neįsikibti vieną to kažkokio tai, žinau, labai, labai plano tokio susidaryto ir tik tai taip, o ne kitaip. Tai tikrai kažkaip ir lankstiems šitoje vietoje būti, siūlyčiau. Na ir tokia gražesnė, gal linksmesnė nata užbaigiant, ko palinkėtumėt artėjančiams šventėms? Nežinau, man tai atrodo, kad norisi žmonės nepamirštų, kad čia ne konkursas, kad nėra vieno būdo švęsti ir laukti kalėdų, kad kažkaip norisi palinkėti, kad kiekvienas kažkaip rastų tokią akimirką, nežinau, sustoti, pagalvoti, ką man reiškia šventės, nežinau, kaip aš jas jaučiu, ko aš iš jų tikiuosi. Ir turbūt linkiu, kad kiekvienam šventės būtų kuo tokios panašesnės į tas, apie kokias svajoja, kokiu norisi. Ačiū Jums labai už pokalbį. Aš irgi noriu prisidėti prie šventinių linkėjimų ir linkiu visiems mūsų žiūrovams ramių, jaukių, gražių ir tikiuosi laimingų švenčių su artimaisiais. Ačiū, kad žiūrėjote ir gražių kalėdų ir kūčių. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Manodaktaras.lt